jeigu jau pradėjom tokio formalizavimas apie angliavandenilių aplamai, nes tai, apie ką mes kalbam, skalūnai, molio ir dujos, yra angliavandeniliai, hidrokarbonai. Tai yra, jeigu imsim patį bendriausią apibrėžimą, jis yra ir mūsų teisės akte Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijoje, tai yra visi skysti ir dujiniai angliavandeniliai, jų ir kitų medžiagų gamtiniai mišiniai, kurie susikaupia žemės gelmėse, tai nafta, dujas, kondensatas ir visi lydintieji komponentai. Dabar apie ką mes kalbame, kokia terminologija, kasgi yra tos molio skalūnų dujos. Iš principo tai yra unikali angliavandenilių sistema, kurios tos pačios uolienos, tai patys uolienos sluoksniai yra ir naftos motininės, kitaip sakant, angliavandenilius ir dujas generuojančios, ir kolektorinės pridengiančios uolienos. Truputėlis labai trumpas įvadas į naftos geologiją, ką mes turim visose tradicinio angliavandenilių telkiniuose arba taupikliuose. Iš principo 3 žaidėjai pagrindiniai, tai yra taip vadinamos tos motininės ar naftą generuojančios uolienos, osro, tai yra kaip taisyklė pagrindinės reikalinga, kad jos būtų organinė medžiaga turtingos ir ta organinė medžiaga turi būti tam tikro taip vadinamo brandumo laipsnio, tam, kad galėtų generuoti angliavandenilius. Šitie generuoti angliavandeniliai vėliau migruoja, tai yra pirminė antrinė migracija į kitų uolienų sluoksnius, tai jau yra kaip taisyklė poringi ir kalanaidų sluoksniai, taip vadinami kolektorinės savybės turintis rezervuaro sluoksniai, kurie kaupiasi naftos arba naftos ir dujų, arba tik dujų priklausomai nuo geologinės situacijos telkinių pavidalų ir reikalingos tos dengiančios uolienos, kurios neleidžia šitam susikaupusiems angliavandeniliams migruoti. Iš principo, vadinkim, shale gas, shale oil arba tie netradiciniai molio skalūnų angliavandeniliai, tai yra tos pačios gamtinės, gali būti termogeninės, gali būti ir biogeninės kilmės, metano dujos, kurios yra susikaupusios viename mažo pralaidumo ar mažo poringumo skalūnų, molio skalūnų sluoksnėje. Tai yra tas sluoksnis, yra taip vadinama self-containing system, tai yra jis atitinka visų šitų komponentų pagrindinių vaizdinių. Šitie uolienos yra terigenės, labai smulkiagrūdės ir dujos šiuose uolienose gali būti susikaupus 3 būdusiems, kaip fiziškai dujiniam, laisvam būvėje, ištirpusiam arba absorbuotam. Sunkiai, kuo termogeninis ir biogeninis skiriasi. Termogeninis, aš nekaitai susidėjau. Termogeninės yra pagrindė temperatūros poveikė. Gal mes darom, tai aišku, jūs galite klausti, bet aš manau, kad sekančios 2 skaidruolės atsakytų jūsų klausimą. Tai vėlgi, bet nieko jūs čia nematot prie to šviesos. Šitą tai aš matau. Nelabai matytųsi. Tiesiog norėjau vėlgi, tiek, kada jūs energetinio, tai ką jūs internete randate klausimų, norėjau šiek tiek to, ko jūs negalėtumėt gal taip lengvai suvarėti toj viešoje erdvėje. Tai yra, kodėl turėtų jums būti svarbu, kodėl aš tai pasakoju, kokiem jūs būdėjai, jūs pažiūrėkite, jeigu jos yra iš principo pagal tai gali būti arba absorbuotos arba laisvos, absorbuotos jos arba tos organinės medžiagos, arba molio mineralų gali būti, o čia arba uolienos matricoje, arba plyšių sistemoje, kas yra labai svarbu, kalbant apie šitus išteklius matricus. Turbūt gerai, vien todėl be abejo viskas susiveda taip, kaip lengvai jas galima išgauti ir kaip lengvai jas galima išimti iš tos sluoksnės. Nes sluoksnis, kaip jau minėjau, jis neturi nei poringumo, nei skvarbumo natūralaus. Dabar kodėl aš jūs taip varinu su to organinė medžiaga ir kiek čia tos organinės biochemijos? Todėl, kad, kaip jūs ir sakot, nuo pavasario, tada, kai jau žiniasklaidai ir energetikai ir politikai sužinojo, yra tas terminas shale gas ir skalūnų dujos. Laiką noriu pabrėžti, kodėl aš kalbu mūsų regione apie potencialą skalūnų naftos. Kas dar yra nelabai paplitę. Todėl nuo to, kokia yra ta organinė medžiaga uolienose. Ir pagrindinė, kuri gali dujas generuoti, yra 2-3 tipo. Ir kiek jinai yra subrendusi. Tai yra tas brandumas tokių koeficientų matuojamas, vitrinito atspindžio rodiklių. Tai yra priklausomai nuo geologinių sąlygų, kiek jinai buvo nugrimzdus, kokios slėgio ir ypatingai temperatūros sąlygas jinai patyrė, ta organinė medžiaga generuoja, kaip matot, įvairaus tipo angliavandenilius. Ir dujos, kam visi kalba, dujininkai,
dujos taip, kaip jie supranta energetikai, sausos dujos, pavyzdynais, jos pradedamas, jeigu matot iš šitos schemos, generuoti tik tai faktiškai kai tas vitrinito atspindžio rodiklis yra žalias, ne, kur jau thermally derived metanas. Tas įprastinės dujos, tai yra terminės, dėl temperatūros poveikio susidariusios dujos, vitrinito atspindžio rodiklis turėtų būti virš 2. Skystos dujos ir kondensatas generuojamas, kai atspindžio rodiklis raudonai pasiekiamas maždaug nuo 1,3 iki 2. Ir yra naftos generacijos, tai kaip sakoma, langas olenos nuo 0,5, jis gana platus, yra ta ankstyvoji, pagrindinė ir vėlyvoji, tai yra praktiškai fluidas, kur sunku jį atskirti nuo naftos ir dujų. Tai šita visa organinės biochemijos paskaitėlė yra tam, kad paskui nesuprastume, kodėl yra kalbama būtent kalbant apie mūsų regiono potencialą, kodėl vis dėlto aš būčiau linkus akcentuoti, kad tai yra Morio skalūnų